Euronics, europiečių verta technika, pristato. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Radio castingas. Sveiki visi, su jumis sveikinasi Rūta, Kauno Fonas radio castingo 16 dalyvė. Esi labai karšta. Taip esu. Ir kaip karščiausia orų mergaitė, kokie augi vasaros orai mūsų laukia ir, kokios pramogos prie jų? Bus žiauriai karšta, taip kad reikės nešiot, tikrai nedaug drabužių. O kokia yra didžiausia vyrų bėda karštyje ir vasarą? Tai šiaip prakaitavimas jaučiu, ne? Jeigu taip jau normaliu atsakant, tai visų pirma, kad labai visos merginos būna beveik nuogos ir kad jiem labai jau ten... Gegužės mėnesio naujiena. Saulės elementas veikiančioms elektroninėms svarstyklėms Zonle nereikia jokių baterijų. Svarstyklės pagamintos iš atsparaus stiklo, sveria iki 150 kg. Šių svarstyklių kaina tik 157 litai. Euronics. Europiečio verta technika. Mano vaikystės anekdotas tai tikrai geras. Va. Grįžta Onytė iš mokyklos ir sako mamai: Mama, man Petriukas davė 2 litus, kad įlipčiau į medį. Kvailutė, jis tik tavo trisikelius norėjo pamatyti. Kitą dieną vėl grįžta Onytė. Mama, man Petriukas davė 3 litus, kad įlipčiau į medį. Kvailutė, jis juk vėl tik tavo trisikelius pamatyti norėjo. Na ir 3 dieną grįžta Onytė. Mama, man Petriukas davė net 5 litus, kad įlipčiau į medį. Kvailutė, juk jau sakiau, kad jis tik tavo trisikelius pamatyti norėjo. Ha, Onytė, šį kartą buvau be trisikelių. Man tai juokingas, tikrai. O jeigu duočiau 10 litų, įliptum į medį? Ta prasme, su džinsais tai lipčiau, laipiodavau, bet tai su kelniam. O aš atsimenu, kai man buvo, man atrodo, 3 ar 4 metai, tai buvau pusiau skusta galva. Turėjau atrodyti, tikrai juokingai, nes tėvai pasiskaitė, kaip pirmo vaiko, kad yra toks dalykas, jog vaikui nuskuti galvą ir geriau auga tie plaukai. Aišku, visiškai nesąmonė, nes jie dabar yra... Bet užaugo? Nesvarbu. Jam, tai ką, dabar gal, sakykim, kokią pasakėlę dar, pasiektum? Aha. Kaunas, karočiai, ten viską normaliai, tai tokia, žinai... Kėdados gyveno senelis ir senelė, karočiai. Jie turėjo vištytę ir gaidžiuką. Senelis pasiuvo gaidžiukų kelnytės, o senelė vištytės jonuką. Pasiuvo ir išleido jos abu parieštą. Verkdama vištytę parbėga namo ir skundės karočiai seneliai. Gaidžiukas man abie kelias išmušė. Senelė nubėgo ir pradėjo bartis. Karoč, gaidžiukai, kodėl tu vištytę kelias išmušei? O kad man lazdynas kelnytės suplėšė, mat. Lazdynai, kodėl tu gaidžiukai? Gana gerai. Žiauriai, ne. O Kaune daug gaidžiukų? Žinok, aš tai nepažįstu. Emigrantų radijas. Labas vakaras visiems. Good evening. Okay, tonight we have a radio of immigrants. Ir Lietuvoje, aišku, galima gyventi. You can also live in Lithuania. Ir you will have much more money. Papasako, kodėlgi esi geresnė štai už kitas radio castingo dalyves, būtent dalyves merginas, taip, nes čia taip. Va taip pasakysiu, aš tikrai esu žiauriai draugiška ir labai mėgstu bendrauti. Aš kiek manau, jos netaip mėgsta bendrauti kaip aš, nes, jos netaip mėgsta. Nes aš tikrai žiauriai mėgstu, negalima labiau mėgti už mane. Ir aš daug labai kalbu, man labai patinka. Aš labai visada kalbu, visada. O to jums reikia, manau, kad daug kas kalbėtų. Kas nors, kas kalbės. Kągi paaukotumėte už radio laidų vedėjos kėdę? Va, tai jau... Kuogi atsilygintumėte te? Jau labai čia taip kažkaip, va. Ne, tai ką reiks, tai ir aukosiu. Kauno Fonas.